Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Švarūs miestai. Ir dabar mes lankomės įmonėje, kuri gamina ir prekiauja trąšomis. Tad kviečiu susipažinti su Gražvydu, kuris papasakos, kaip įmonė rūpinasi pakuote ir tvarumu. Tad dėmesio ekranus. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojant Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Gražvydai, dirbate įmonėje, kuri prisistato kaip tvarus agroverslas. Tai kuo jūsų įmonė tvari? Taip, tvarumas yra numatytas ilgalaikį bendrovės strategijoje. Esame nusimatę tam tikrus įpareigojimus tikslus. Nuolat investuojame į infrastruktūrą, įrengimų priežiūrą, visas priemonės. Mums aktualu iš tikrųjų yra pats procesas, visa veikla nuo žaliavų gavimo iki pakuočių atliekų sutvarkymo. Mūsų konsultantai nuolatos akcentuoja per mokymus, seminarus, kaip taisyklingai, tinkamai tręšti, panaudoti trąšas, augalų apsaugos produktus. Mūsų pati veikla yra sertifikuota pagal tarptautinius vadybos standartus, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kokybės. Vienas iš esminių dalykų, kad mūsų tiek skystųjų, tiek birių trąšų gamybos linijos yra sukonstruotos taip, kad nesusidaro gamybinių atliekų. Visas netiktinis produktas gali būti pilnai panaudojamas tolimesniai trąšų gamybai. O kalbant apie produktų pakuotes, kuo jos pasižymi, kai kalbame apie tvarumą? Taip, pas mūsų veikloje vyroja labai įvairios pakuotės. Plastikas, popierius, mediena, stiklas, metalas. Mums iš tikrųjų aktualu yra jų kokybė, pats tinkamumas perdirbti, gal net ir daugkartinis panaudojimas, todėl atsakingai renkamės pakuotės tiekėjus. Tai dabar jau šiuo momentu visos skystosios trąšos, kurios parduodamos tiek ūkininkam, tiek sodininkam, yra pakuojamas į perdirbimui skirtas talpas. Vienas iš tvaresnių sprendimų yra šiuo momentu 1 litro buteliukai, į kurias yra pilstomos ekologiškos organinės trąšos. Jie jau patys buteliukai yra pagaminti iš perdirbto plastiko. Vienas iš svarbesnių momentų yra mūsų IBC konteineriai, kuriuose skystos trąšos keliauja ūkininkams, jie yra daugkartinio naudojimo, taip užtikrinamas, kad nesudarytų papildomai atliekų. Neišimtis yra ir trąšų didmaišiai, kurie čia sudėti. Jie yra 2 sluoksnių, todėl prie atitinkamų sąlygų jie taip pat gali būti naudojami ne vieną kartą. Sudėjus visas šitas priemonės pakavimo, tvarumo, mūsų Agrochemos elektroninė parduotuvė buvo praeitais metais apdovanota už tvarius pakavimo sprendimus. Tačiau mano nuomonė geriausia pakuotė yra tuomet, kuomet nėra tokios pakuotės. Todėl pas mūsų dideli kiekiai skystųjų trąšų taip pat vyksta iš gamybos vietos, cisternomis arba automobiliais tiesiai ūkininkų į kiemą. O kodėl jūsų įmonė yra svarbu rūpintis pakuote net tada, kai jinai iškeliauja iš jūsų? Mūsų bendrovė rūpi aplinkosauga. Rūpi, kokią taršą kontroliuojame, rūpi, kokią pakuotę pateikėme į rinką. Mums svarbu, kad jinai būtų perdirbima, tinkama ir žmogui suprantama, kaip ją yra tvarkyti. Esame nusimatę elektroninės rekomendacijas klientams, kaip kokią rūšį pakuotės tvarkyti ją jau panaudojus produktą. Mūsų daugiametė partnerystė su Gamtos ateitimi užtikrina iš tikrųjų kokybišką, savalaikį ir tinkamą pakuotės atliekų surinkimą. O ką dar svarbu paminėti, kalbant apie ekologiją ir tvarumą jūsų įmonėje? Taip, esame įgyvendinę nemažai projektų ir dar planuojame ateityje. Vienas iš didžiausių būtų, ko gero, saulės elektrinių įdiegimas ir sumontavimas 4 bendrovės padaliniuose, kurie užtikrina apie 30% energijos sunaudojimo. Taip pat aktyviai yra atnaujinamas automobilių parkas. Šiuo metu eksploatuojame virš 30 hibridinių automobilių. Vienas įsimintinesnių momentų buvo Agrochemos miško sodinimas. 30 metų jubiliejaus proga darbuotojai susirinko ir pasodino 3000 medelių. Taip pat esame įgyvendinami ir smulkės priemonės. Tai yra plastikinių maišelių atsisakymas prekybos taškuose, tušinukų iš perdirbtų medžiagų naudojimas, atliekų rūšiavimas, apskaitos procesų automatizavimas, kad susidarytų kuo mažiau popieriaus ir įvairius tokie dalykėliai. Visą tai sudėjus mes reguliariai teikiame tvarumo ataskaitas, skaičiuojame, ruošiame. Per pastaruosius 4 metus esame paskaičiavę, kad CO2 emisijos ekvivalentą esame sumažinę 24%.